Labą dieną, gerbiami svečiai, kolegos, mokiniai ir mados meno bičiuliai. Šiandien mūsų mokykloje ypatinga šventė. Mes susirinkome ne tik pamatyti kolekcijų, spalvų ir formų žaismo. Mes susirinkome pamatyti istoriją, kurią rašė ir vis dar rašo talentingos rankos. Labą dieną, buvę mokiniai, buvę mokytojai, buvę bendražygiai. Labą dieną, garbūs svečiai, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kuriam paplokėm, jie taip šiandien gausiai atvažiavo. Labai džiaugiuosi, kad mes šiandien turime Europos socialinio fondo, sulaukėm šiaip taip irgi plojimai, nes jie mus skatina tobulėti, eiti į priekį. Labai džiaugiuosi, kad kartu su mumis yra kvalifikacijos ir plėtros profesinio mokymo centras. Labą dieną jiems. Labai džiaugiuosi, kad kartu turim Vilniaus rajono savivaldybės atstovus, kolegialaus valdymo organo narius. Na ir labai žemai lenkiuosi visą beveik eilę yra mūsų mokyklos buvusių siuvėjų specialybės mokytojų ir jų skyriaus vedėja Danutė Žalabovska. Taip pat turim kolegų, turim buvusių mokinių, tapusių dizaineriais. Labą dieną visiems. Tie, kurie esate, reiškia vienaip ar kitaip, mūsų sieja ryšiai su jumis, su šita mokykla. Esam neeiliniai erdvėjai, automechanikų rengimo centre. Siuvėjų čia neruošiam, siuvimo mašinų neturim, bet sugalvojom šiandien persikelti tokią erdvę, kuri priduotų šiuolaikiškumo. O matysim šiandien mūsų kurtus darbus daug metų. Truputį grįšime praeitį, pasidžiaugsim praeitimi. Sustosime dabartyje ir pagalvosime, kaip mes einam į priekį. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien dalyvauja visos Lietuvos siuvėjų profesijos mokytojai. Mokytojai yra turtas, o šiandien kolekcijų pristatymai bus ir profesijos mokytojų, automechanikų ir mokinių. Žodžiu, mes nieko neišsiskiriam nuo siuvėjų, yra paslėpti po pavadinimu verslo mokykla. Ir visi klausia, kur tie siuvėjai. Jie yra, jie daro, jie kuria ir jie turi ką parodyti. Taigi gražių visiems emocijų. O dabar važiuojam! Augu istorijos tęsiniu, mąstu, kuo gimėm, kas esame. Dėkoju namams be sienų, žemė virpa naktį ir dieną. Saugau praeities dovanas, kurių ateities sodus aš globoju mąstantį rytą. Nebijau pastovėti už kitą.
dakukati luo berežų mylu gerbiu barustę o sutiksiu nes pilnai vajus ateinu aš ateinu Stiprus, išlaikę pagarbą amatui, etnokultūrai, darbštumui ir istorijai. Kiekvienas drabužis yra kuriančių rankų istorija, mūsų mokyklos bendruomenės istorija. Šis renginys nebūtų įmanomas be tų, kurie padėjo pamatus. Šiandien su mumis salėje yra mūsų gerbiami siuvimo mokytojai, meistrai, kurie dabar mėgaujasi užtarnautų poilsių. Jūsų kažkada pasiūtos kolekcijos, kurias šiandien pamatysime vėl ant podiumo, yra gyvas įrodymas, kad tikras meistriškumas neturi galiojimo laiko. Jūsų perduotos žinios šiandien gyvuoja mūsų mokinių dygsniuose. Ačiū Jums, kad esate kartu ir ačiū Jums už tai, kad išmokėte siekti aukščiausio rezultato. Mada tai ne tik papuoštas žmogus. Tai mūsų laisvės, kūrybos ir meistriškumo metraštis. Šiandien mes atveriame laiko skrynę. Pradėsime nuo 1989, kuomet su sąjūdžio banga gimė stiprus tautiškumo jausmas, sugrąžinęs mus prie lino. Kviečiame į mokyklos augimo kelionę per mūsų profesijos mokytojų ir mokinių rankomis sukurtų rūbų istorijas. Pirmoji kolekcija mus nukels į 1989 metus. Atgimimo dvasia mokykloje virto mereškuotais, lino drabužiais, puoštais siuvinėtomis tulpėmis. Tai buvo pagarbos ženklas mūsų šaknims. O atėjus naujam tūkstantmečiui, mūsų siuvimo meistrai pradėjo ieškoti naujų formų. Jie sugebėjo išgauti neįtikėtiną dizainą iš atraižų, skirtingų faktūrų medžiagų. Drabužis tapo skulptūra, pražydo origamiu, nustebino lankstiniais. Kaip pasakytume, plokščias audinys tapo 3D meno kūriniu.
Netrukus išvysite pasirodymo dalį skirtą projektui, kuris suvienijo praeitį, istorinę atmintį ir mokytojų bei mokinių meistriškumą. Mokinių kūrybiškumas ir individualumas augo drauge bendradarbiaujant su mūsų žinoma dizainerė Julija Janus. Mūsų mokiniai turėjo neįkainojamą galimybę prisiliesti prie karališkos prabangos. Jie padėjo siūti ir tūkstančiais perlų puošti rekonstruotus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės kostiumus. Šiandien Barboros kostiumas puikuojasi parodoje Švedijoje, o čia šiandieną išvysime didingąjį Žygimanto Augusto kostiumą. Kurdami drauge su Julija Janus išmokome vertybinio kūrybiškumo. Svarbu ne tik gražu, bet ir prasminga. Karališkoji istorija nesibaigia šiandien. Ji atgyjo mūsų šiandienos gatvėse. Tai kolekcija Geekas, sukurta dizainerės Julijos Janus kartu su mūsų mokyklos mokiniais. Čia susitinka šių dienų mada ir istorinis renesansas. Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretų printai ant modernių jaunimui pritaikytų rūbų. Renesanso inspiracijomis džiaugiasi ir jas demonstruoja mokyklos mokytojai automechanikai ir mokiniai. Exhale. Viskas prasidėjo nuo atviro pokalbio. Dizainerė Julija Janus paklausė mūsų mokinių, o ko norėtumėte išmokti jūs? Kas jums šiuolaikiniams kūrėjams yra didžiausias iššūkis? Atsakymas buvo netikėtas, bet ambicingas – korsetas. Tai vienas sudėtingiausių sukirpimo ir siuvimo elementų mados istorijoje. Taip gimė idėja sujungti tai, kas sena, su tuo, kas aktualu mums šiandien. Senovinis korsetas virto moderniu akcentu, karališka mantija įgavo naują formą, o karūnų simbolika ir valdovų portretai nugulė į drąsius printus. Tai karališka istorija perrašyta geeko kalba. Kviečiame pamatyti svarbiausią šių mokslo metų kūrinį. Take off in a box with wings.
blending, falling into tears. Frequent traveler, sickness, at its best. And rockers surely kill themselves. You're scared in planes? We won't hold your hand. No plans is the ultimate master plan, but here we go again. Taxi driver talking like a machine, and you sit right next to me, dreaming. Safeway back home in Berlin means when all the traffic lights are green. Show us pictures of your kids. Show us how it could have been. We may be deaf, but we are not blind. We never lie, we only change our minds. Perėmė tradicijas, mūsų troškimas išbandyti kažką naujo atnešė inovacijas. Mūsų siekis augti, tobulėti ir kilti į nenusakomą aukštį subrandino perspektyvas. Ar nebijai šviesos? Sustok, nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinęs, paleisti laisvę, praslystantį praeivio žvilgsnį. Neįsipareigot už susitikimą, už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti savo buvimu. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis lyg aras sklęstum, kai tu neliesdamas sparnais. Ach, vėjo virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo tu vėtros pasitiktum versme ir vienišėjos užtektų atsigert, kad tik žvaigždžių plevenime išliktų gerklėj įstrigę žodžiai. Aš esu tikram valdovui, patvirtinimo nebereikia. Vien karūna, karaliaus laisvė, valdovo dovana kitiems ir savo. Todėl sakau, sustok, nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinęs, paleisti laisvę, praslystantį praeivio žvilgsnį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis lyg aras sklęstum, kai tu neliesdamas sparnais. Ach, vėjo virpesių užtenka, kad be stokos, be geismo tu vėtros pasitiktum versme ir vienišėjos užtektų atsigert. Dangus tau dovanojo aukštį,
kitų neliesdamas sparnais, kad atsinus kaip saulė ir spindintis lyg žvaigždės, ištirptum savo kelio erdvėje. Ačiū. Nuo 1989 iki šiandien keitėsi mados, technologijos ir mes patys. Tačiau Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje viena išlieka nepakeičiama – pagarba amatui ir kūrybos laisvė. Ačiū visiems kūrusiems kolekcijas. Nežinau kaip jums, bet man kažkaip sustojo laikas šitą gerą pusvalandį. Sugrįžome į praeitį, kurios labai daug ką prisimename ir pabuvome dabartyje. Šiandien dabartyje mes esam laimingi siuvėjai, nes turime nuostabų žmogų mūsų komandai Juliai Janus. Jūsų dėka mes sugrąžinam praeitį į dabartį, kūrybą ir aš labai džiaugiuosi. Ir kaip Julija sako, direktorė, aš myliu šitą mokyklą, todėl aš ateinu čia. Stebėjau šitą visą kolekciją ir galvojau, kokia pagarba tiem žmonėm, kurie darė tai. Kaip gražiai padėkota, kaip gražiai parodyta, kaip viskas sujungta ir žiūri ir atrodo net aktualu viskas. Taip verta kažkokio muziejaus. Ir tikrai labai džiaugiuosi jūsų pagarba istorijai ir matyt ne veltui esu su jumis 4 metai ir kiekvieną kartą vis darom tas dirbtuves ir prikuriam kolekciją, pratęsdami pažintį su istorija per šiuolaikinę formą. Ir labai džiaugiuosi, kad kažkada atvedė kelias pas jus ir kad turiu galimybę taip gražiai bendradarbiauti ir jaučiu tokią didžiulę pagarbą kūrėjams ir meistrams. Ir gėlės jums kitokios, kurios yra stiprios vidumi. Šalia mūsų mokinių buvo mūsų nuostabios mokytojos. Mokytoja Jolanta, plojimai didžiuliai. Mokytoja Vidutė. Mokytoja Lina. Mokytoja Gražina. Na viena emocija iš mokytojų. Vau. Mokytoja, jūs emocija. Vau. Tik tiek. Gražina, kadangi ir praeitis, ir dabartis pas tave, kokia tavo emocija? Nostalgija. Buvo taip nuostabu galimybę kurti ir aš tikrai noriu dabar Danutei dėkoti, mūsų vadai. Dėkuosim viską. Linutė, mūsų konstravimo mokytoja. Ačiū už galimybę čia sudalyvauti. Ačiū, kad gerai mokot konstravimą. Matėt, kokios buvo paruoštos. Ačiū mokytojai, be jūsų nieko nebūtų. Ir aš labai nuoširdžiai, nežinau, turės būti labai garsus aplodismentai visi mūsų daug metų dirbusią siuvėjų skyriaus Danutė Žalabovska. Labai noriu padėkoti profesijos mokytojai, kadangi aš iš tos praeities irgi kažkiek esu, Nadijai Stanislavui. Tikrai šiandien buvo daug jos darbų darytų, kurtų. Nadija, nuoširdus tau ačiū.
Labai noriu padėkoti profesijos mokytojai Michalinai. Ačiū labai. Labai noriu padėkoti profesijos mokytojai Mildai, buvusiai mūsų. Labai noriu padėkoti profesijos mokytojai ir sukirpėjai mūsų, atsimenu, kaip kirdavau po 10 medžiagų sudėjusios taseliai. Ačiū labai. Kirpimas buvo idealus. Noriu taip pat padėkoti mūsų buvusiai profesijos mokytojai Laimutei. Augino žmonės taip pat. Labai noriu padėkoti mūsų Alai, buvusiai profesijos mokytojai, bet jinai dar yra su mumis šiandien. Ne profesijos mokytojai, bet nepalieka mokyklos. Onutė, ar pasisekė scenarijus, ar ne? Nebūtų ne vieno scenarijaus be direktorės idėjų. Aš labai visada atviras žmogus. Ir pasakau visą tiesą. Mes patingim, mes nenorim to darbo, mes kartais kampuose pasislėpiam, bet direktorė turi ypatingą talentą ir mus visus ne tik iškrapšto iš tų kampų, bet dar ir užveda. Ne veltui čia varikliai pradžioj ūžė. Todėl, kad užveda ir tada pradedi galvot, nesigi tu kažkoks, netikėlis pelėsis tam kampe. Gali ir tu kažką. O jeigu kažką gali, tai parodyk, ką gali geriausio. Tai stengiamės parodyti geriausio, kaip išėjo jau spręsti jum, bet mes tikrai įdėjom visą širdį, emocijas, ir fizinio darbo šiek tiek, kad viskas gautųsi gerai. Ačiū jum, jeigu jaučiatės gerai pas mus. Po šito renginio jūs čia ruošiat nesiuvėjus, jūs čia ruošiat amatininkus, menininkus, kūrėjus ir verslininkus. Tai to ir palinkėsiu, kuo daugiau tokių paruošti. Tai, mėly kolegos, mes matome, ką gali profesijos mokytojas ir gera mokyklos vadyba. Dovanojame šį florariumą, kad matytumėte kaip sluoksnis po sluoksnio, mes kaip tik ir tai ir matėme, sluoksnis po sluoksnio, tie nauji sluoksniai, kurie formuosis, būtų tokie pat vertingi, gražus ir įdomus. Sėkmės jums. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš tikrųjų nori nuoširdžiai padėkoti iš tikrųjų už tą pagarbą žmogui, už didžiulę bendrystę jūsų visos bendruomenės, iš tikrųjų už tą šiltą jausmą, už tai, ką mums šiandien perdavėte. Ačiū jums, direktorė, ir maža smulkmeniška duomenėlė iš ministerijos. Ačiū jums. Ačiū labai. Aš irgi noriu padėkoti dar visai savo komandai, kurių mes čia nematom, bet jie kažkur yra, jie labai daug dirbo. Šitoje vietoje pas mus stovi traktoriai, padargai visokie, žemės ūkis gyvena, o šiandien mes turim podiumą. Reiškia, po vienu stogu telpame visi. Kūrėme grožį, girdėjom siuvimo mašinos garsus, remontuojam mašinas, kad saugiai važiuotų, auginame jaunus žmonės, taptų gerai savo srities specialistais. Taigi dar kartą ačiū visiems, ačiū mokytojams, ačiū svečiams, ačiū atvykusiems mokytojams. Dirbkime, raskime malonumą darbe, viskas praeina, darbas palieka gilų pėdsaką. Kažkada taip sakė Mendelejevas, jo žodžiai buvo auksiniai. Ačiū visiems kūrėjams, siuvėjams, konstruktoriams ir mokytojams, kurie saugo mados tradicijas ir drąsiai kuria ateitį. Frequent traveler sickness.
padėkoti būsimiems ir esamiems mokiniems, kurie savo laisvalaikį skiria šiam renginiui, bei norim padėkoti Jonui ir Urtai už modelių šukuosenas ir muziką, Aidanai ir Elzai, kurios kūrė makiažą, Sauliai, kuris surinko visą modelių būrį, ir visiems, kuriuos šiandien matėte ant podiumo. Ačiū Jums!